Sveiki, esu Tomas, dirbu BITE kibernetinio saugumo ir robotinio proceso automatizavimo mentoriumi. Dažnai iš studentų gaunu klausimų, kaip jiem reikės atlikti praktinės užduotis, ar jiem bus sunku jas atlikti, ar jie turės kažkokios pagalbos, ar juos kažkas motyvuos atlikti tas užduotis. Mano darbas yra jiem padėti išspręsti atliktas dėstytojo užduotis, juos motyvuoti. Kiekvieną dieną bendraujame su dėstytoju ir galvojame, kokias naujas užduotis galėtume pateikti savo grupės studentam. Užduočių atlikimo procesas prasideda nuo užduoties pateikimo studentam. Mano pareiga jiem išaiškinti, kaip ta užduotis bus atliekama. Užduotis kartais būna individualios, kartais užduotis būna skirstomas grupėms. Tai jeigu grupėje yra 20 studentų, galima skirstyti po 5 žmonės ir taip paskirti tą pačią užduotį kiekvienai grupiai. Priskirdami užduotį studentam, taip skatiname jų tarpusavio bendravimą, naujų ryšių užmezgimą ir tolimesnį darbą komandose. Dažnai grupėse pasitaiko nedrąsių žmonių, kurie galbūt bijo kalbėti prieš visą grupę. Tai šitoj vietoje prisidedu aš, skatinu visus aktyviai įsitraukti ir dalyvauti. Nes mums iš tikrųjų yra labai svarbu kiekvieno studento būklė, ar jis jaučiasi gerai, ar jis jaučiasi komfortiškai, ar medžiaga jam yra pateikiama teisingai, kad jis ją suprastų, nejausdami streso. Kviečiu žengti tą pirmą žingsnį, prisijungti prie mūsų mokymo programų ir pakeisti savo gyvenimą. Čia buvo Tomas, jūsų mentorius, lauksiu jūsų atvykstant.